Mantas visą šią savaitę mokėsi sambos. Padedamas choreografo Kęstučio Andrijevskio, aktorius kantriai bandė perprasti Brazilijos karnavalo ritmą. Pagrindinis sambos judesys – kietas riešutėlis daugeliu lietuvių. Stereotipas apie sambą, kad tai yra be galo sudėtingas šokis, visiškai pasitvirtino mano atžvilgiu. Kas sunkiausia? Pats judesys sambos, pats judėjimas, tas bouncingas vadinamas ir spirokliavimas pastoviai toks. Bijau, kad vyrams, kurie yra be galo dideli homofobai, šitas judesys iš viso yra neįveikiamas. Bet kuriam turbūt šiauriečiui yra sunku įvaldyti šitą šokį. Mes tik tai bandom jį įvaldyti. Jisai yra pulsuojantis, labai energinga muzika, pilna laisvė. Šiauriečiai vyrai taip paprastai nejuda, jie juda taip labiau. Manto partnerė Ala – Lotynų Amerikos šokių profesionalė. Tarptautinių varžybų prizininkė pasitiki Mantu. Pasak jos, jei gerai nesušoks, tai suvaidins. Jis apskritai, kaip šokėjas, neprofesionalas, yra labai talentingas. Kadangi kiek esu ir dirbus ir šokus su neprofesionalais, ypač samba, jis yra toks pats sudėtingiausias šokis, nes visas kūnas, ritmai labai skirtingi, kūnas skirtingai dirba kiekviena dalis. Ir Mantas jis labai greitai susigaudo. Tai aš manau, kad po truputį gabalais mane skaldo ir padarys mane tokį visą sambinį.